Na ką jūs, sveiki draugai. Viskas. Ruduo atėjo, grynas rudenėlis. Lyja kasdien, šlapia, drėgna. Chuligankių sezoną jau užsidarėm, realiai draudimai pasibaigė, padangos pasibaigė. Ėmamės žieminių darbų, projektų. Ir šiandien mes gvildensim redutį. Primenu, kaip ir aname epizode, kurie žiūrite, stebite mus, nepamirškite subscribinti, laikinti. Prižadame jums gero kontento su M3. Taip pat bus ir daugiau įdomesnių projektų. Dabar redutis yra taip pat vienas iš jų. Tai va, chebryte, anąsykį baigėme taip. Pasitikrinome redučio elektras, viskas lyg ir veikia, degimai yra, elektra iki kuro siurbliuko ateina, bet pats kuro siurbliukas neveikia. Žodžiu taip. Esu nusipirkęs naują siurbliuką. Parodo štai jums aš jį. Štai, turime siurbliuką. Jis dedasi į kuro bako vidų. Jisai realiai komplektacijoje yra su visu mechanizmu savo, su visu reimuku. Tarpinės įdėtos, varžtukai nauji. Žodžiu, čia kažkokios instrukcijos. Taip, traukiam. Traukiam patį siurbliuką. Tu čia nusipjaunam. Na štai jisai. Turime kuro siurbliuką. Siurbliukas yra štai čia. Čia įsikiša į vidų plūdį. Tai va, tai tokie reikalai. Esame čia ne vieną keitę. Dažniausiai būna gedimas nuo stovėjimo. Šitas atsiranda kuro siurbliuko gedimas. Turbūt uždžiūva kažkas ir viskas. Ką bandom įdėti? Einam pasižiūrėti. Jis kainavo apie 80 eurų kažkas tokio. Tai pradėsime skaičiuoti redučio restauracijos savikainą. Tai žodžiu, pirmas pirkinys į redutį yra mūsų šitas kuro siurbliukas. Ką? Einame žiūrėti. Norėjau pasakyti, kad oras pusė velnio, bet ne. Na ir ką mes? Įlindom į chuligankę, blemba lauke lyja. Gerai, kad viduje nelyja. Ir žodžiu, aš žiūriu į tą siurbliuką. Skiriasi nuo mano pirkto. Pažiūrim. Na va. Čia yra du vamzdukai, va, 1, 2. Įdomiai čia, o pas mane yra tik tai vienas. Tai kam jisai yra skirtas tada? Blemba, reikia gražiai tada. Ieškot, koks priklauso. Oi, taip va ir būna, žodžiu. Taip va ir būna. Plius dar va, pastebėjau, kad čia sulankstyta yra. Tokį išpakavau, nu, žodžiu, įdomiai čia jie pakuoja, braukuotą prekę įpakuoja. Vešim atgal. Reikalai. Oi. Kadangi čia nieko gero su to siurbliuku, tai, žodžiu, išsimu aš tą seną. Tai pagalvojau, kam čia laiką gaišt, į tą seną įdėsiu siurbliuką iš to naujo, tiesiog tik siurbliuką išimsiu. Pabandyti gal šitą variantą. Bandau išsiardyti ir žiūrim, ką turim. A ne?
Čia va būna, jeigu matosi, va šita žarna dažnai nutrūksta jinai. Ir čia buvę man keliuose chuligankėse jau, čia prasibrūžina ar kažkas nuo senatvės ir varva kuras ir smirda salone ir jaučiasi. Jeigu pilnas bakas, tai iš karto benzas eina. Išimam pirmiausia šitą dalį. Be jos neįsičimt man viso mechanizmo, kaip atsimenu. Va. Čia matosi jau čia padirbėta, kažkas kažką darė, jau čia lysta. Apibraižyta viskas. Kažkas jau kažką veikė. Ok, mes ir veikiam. Daug nereikia. O. Čia kažkoks įdėtas jisai. Bet tokių nematęs. Kaip čia įdėjau. Jambački koksai ištirpęs tas kažkoks korpusas. Oho. Reikalai. Dar daug aš nematęs reikalų. Bet įdėta kažkoks va darguma kažkokio va ir neištirpus yra. Čia įdomiai padaryta. Nu. Kažkoks dar įdėtas velnias. Žodžiu gal nesmardinsim kambarių. Nes jį padėsim nusigaruoti. Čia reikia užsikišt. Kokiu skuduru. Pažiūrim, kas dar gero. Grūdžių yra. Kol kas prie bako nelendam, čia nieko nekeisim. Judam tolyn. Tai va, hebra, žodžiu, tokie reikalai. Striubliuką išėmiau tą rėmuką su viskuo. Bandysim kažką haltūryt arba ieškosim tokį lygiai pat, bet čia kažkas jau įdėta, nežinau, aš tokių nematęs, nepatinka man. Tai va, tokie reikalai. O kur nelyja, norėčiau dar truputį parodyti kai kurias vietas, kurias virinsim, yra labai žiaurių tikrai vietų. Kaip pasakyti žiaurių? Nu, apie žiaurių tokių. Parodo biškį. Žodžiu, visa chuligankė turi tokių lipnios juostos remonto vietų. Žiūrim, ką turim. Aš dar taip nematęs, kad būtų supuvę, bet tai čia keičiame detaliai. Nieko tokio. Toliau. Toliau turim galinę panelę. Galinė panelė irgi turi tokių remontinių vietų. Va. Va, matot. Aišku, čia gal ir susivirtų, bet yra, matau, kantelis visur. Kantelis supuvęs. Pavyzdžiui, va čia kantelis irgi va ir prarūdėjęs.
Atgal dėdam. Žodžiu, čia yra galimai skylė. Čia yra. Realiai. Aišku, ir kišenius kaip visų supuvęs toj pačiu vietoje. Tai realiai keisim visą galinę panelę, manau. Ir įsispręs visos skylės. Aišku, gaila šiek tiek, nes originalas yra originalas, bet čia lipdyti irgi šitas vietas, nežinau, dar nusims lempos. Išlys kažkokių galų kitų dar, aš manau. Dangti šiaip neblogos būklės, aišku, keičiama detalė. Bet norisi kuo mažiau čia virinimo darbų su juo daryti, bet žodžiu faktas tas, kad galiniai paneliai keisis. Toliau. Aišku, šita vieta čia kiaura, kampas, darysis čia, viskas susitvarkys. Va, šitos vietos labai negražios. Hebra sako, čia supūva, šita vieta supūva tada, kai liukas yra. Nėra liuko. Skylė yra. Nėra liuko. Skylė yra. Tai va, hebrytė, čia yra melas. Kas sako, kad yra, jeigu yra liukas, pūva šitos vietos. Čia kita bėda yra. Aš ją jums papasakosiu, kada kitą kartą. Žodžiu, kitam kampe čia irgi, manau, tas pats. Va. Turim irgi skylę. Ir kaip ir viskas. Čia užklijuota dangtelė vieta, čia nesvarbu. Bet esmė ta, kad daugiau tokių virinamų vietų nematau, išskyrus dar nusims slengstukas, gal kažkas išlys. O kitoj pusėje turim, ką matom. Žodžiu, dėsi sparno dalis, viso sparno nekeisim. Geriau palikti originalų sparną. Nusims, aišku, slengstukas, irgi gal kažkas išlys. Daugiau ką virinimo tai gal nelabai ir yra. Yra tik tai va nubrauktos arkos, bet čia nelysim, čia tik parūdymai. Tai va, tokie reikalai. Kėbulas toksai va pagautas lako atsilupimo vietų pilnai realiai. Čia su kokiu kerkeriu paspaudus gerai, tai pakiltų viskas. Bet dabar kol kas tik tai užsidedam priekinę skardą, nusidažysim mašinos spalva. Nedažysim pilnai kol kas šito modeliuko. Tai bus vėliau po visų virinimo darbų, po registracijos, žodžiu, mes jį darysim idealesnį. Tai va, tokia reikala, judam tolyn. Beje, kaip ir minėjau, trūksta kai kurių dalių. Mes jas gavome, tokia kaip priekinė skarda ir priekinis bamperis, bet skardą perku naują, kadangi gavome mes 2 angų vadinamą priekinę skardą. Tai būna jinai 325 modelio, bet mums tokia nereikalinga, tai dėsim paprastą. Panaudosim kažkur kitur tą. Tai va. O ką daugiau, prisiminiau, kad laidai nukapoti visi lempų. Irgi bus reikalų. Likę tik tai vaizdelis toksai, tas pats ir kitoj pusėje. Nu, bus ką čia veik, žodžiu, einam žiūrėti siurbliukų. Tai apsidairėm. Žodžiu, anonsas virinimo panašiai yra. Užsikuriam ir vešim į virinimo garažą, žodžiu. Bus ten kažkokių kadrų. Čia tų virinimų darbų nėra labai daug palyginus. Palyginus, ką esam virinę prieš tai. Tai va, tai tokie reikalai. Ką, einam žiūrėti siurbliukų. Ką? Pagaliau, sveiki visi. Grįžtu po didelių
siurbliukų paieškų, kaip ir minėjau, sugedo mūsų siurbliukas, naujai pirktas netiko, tuoj parodysiu aš jums skirtumus. Pagaliau radau, ne kad pagaliau radau, bet pagaliau atsiuntė man jį. Turėjau net jį siūstis eBay platformą, kur ten kainos kosmosas, tenai viskas iš 2 reikia padaugyti, žodžiu, tokie reikalai, kad aš jį jau pagaliau turiu. Tai va, aš jums parodysiu jį, kuo skiriasi ir kodėl man taip gavosi, kad aš nusipirkau netokį siurbliuką. Bet iš principo aš ieškojau jį pagal VIN kodą tam tikroj platformoje, nereklamuosiu čia, išmetė man šitą siurbliuką, kurį aš nusipirkau ir jis man netiko. Tai va, tokie ir skirtumai, kad vienas yra 4 cilindrų varikliui, o kitas yra 6 cilindrų varikliui. Mes gavome 6 cilindrų variklio siurbliuką. Ką, galiu aš jums parodyti, kuo jie skiriasi. Tiesa, beje, kaip ir visada primenu, nepamirškite palaikinti video, subscribinti. Taip, mus randa YouTube robotukai, video plinta ir aš jums paruošęs esu daug visokių įvairių projektų, ypač ateina M3 sezonas, jis vis artėja, bet dar trūksta, turit padirbėti. Tai va, ačiū jums, kad laikinat, žiūrite, o toliau kimbame prie darbų. Žiūrime siurbliukų skirtumus ir eisime montuoti ir paleisti redutį. Žiūrime, kuo čia jie skiriasi. Tai mūsų senasis siurbliukas, tai yra naujai senas išimo šį. Čia realiai ne siurbliukas skiriasi, bet pats rėmukas. Jisai vadinamas 6 cilindrų varikliui. Bakai skiriasi, ten šlangučių pajungimai, dėl to ir skiriasi mum. Šitas čia ir parsiųstas iš Vokietijos. Tuo čia įsipaplokštenom. Čia gamintojas gal net tas pats. Taip pat yra ir varžtukai, tarpiniai, va. Tai va, žodžiu, taip. Šitas mano senasis, naujai senasis yra 1 vamzduko, matote, padavimas kuro. O tas, kur mums reikalingas, yra 2 padavimų vamzdukų. Tai skaitosi 4 cilindram. Nu, ne siaurukui, bet plačiam, tai MKM. 2 vamzdukai. Tai va ką. Čia turbūt ir gamintojas tas pats, bet realiai čia viskas iš Kinijos važiuoja galimai. Lietuvoje aš neradau šito siurbliuko pirkti. Ir šitas yra nesulankstytas. Bet aš dar vieną radau sandėlį, tokį patį naują, bet irgi vienodai įlenktas. Aš nesuprantu, čia gal specialiai įlenktas. Ar čia linijoje įlenki taip, ta vieta matosi, va. Šitam taip nėra. Įdomi čia. Bet tai čia įtakos neturi, aišku. Žodžiu, šitą pasilieku rezervui. Kaip ir matyt, kelionėje vežiojusiu vis tiek vieną tokį siurblį. Kas čia žino, kokį zuikį pagaus jisai ir sudegs. Dedam į sandėlį, žodžiu. Ir nešamės montuoti šitą siurbliuką. Taip pat, kaip ir minėjau, mūsų redučio visi kabeliai yra priekinių lempų nukapoti. Žodžiu, ten jokios fiškės nėra. Tai irgi gavau fiškes, naujas dar gavau. Nežinau, dėvėtų kažkada irgi ieškojau. Turiu komplektą, į kitą mašiną įdėjęs, į kitą huligankę įdėjęs. Problema su jom jos dažnai sutrupa, sudūla. Čia, žodžiu, tokia jau kaip ir bėdelį gaunasi su tom fiškim. Tai va, jeigu kažką, manau, irgi susidūrė bent kažkokiu fiškės reikalu, tai tikrai. Tai, žodžiu, fiškės atrodo taip. Trumpų, ilgų, da čia ne visos yra.
neturiu posūkių signalų, tik tai jos būna vienos kampu, kitos tiesiai eina. Kampu būna prie lempų, nes laidas kampu nueina ir leidžia dangtuką uždengti lempų nugarėlę, kaip sakant, užsidengia tvarkingai. Ir čia yra tie laidukai, kurie eina į kiškę. Žodžiu, taip. Imam siurblį, įrankius ir einam bandyti dėti siurblį. Oras šiandien geras, darbinga diena bus. Va, ką mes čia turim? Mūsų darbavietį. Paprasti reikalai, bandom įdėti siurblį dabar. Tarpinės neuždėjau. Vai, tu dievuliau, prasikrušau tiek ir gal užmausiu taip. Na va, šitą turim. Varžtukų rasim senų. Originalus dėsim. Plūdukės yra bėda šitų chuligankių. Jos visos meluoja. Kiek turiu chuligankių aš čia, visų kurą blogai rodo. Visų. Visų. Ką, hebrycai, sulaukime, linksmoji dalis. Ar kursis, ar nesikurs mūsų chuligankiai, kažin. Kaip jūs galvojate? Daug nepagalvosit, nes tuoj bandysime užkurti. Nustatėm, kad neveikia siurbliukas kuro, pakeitėm dabar naują, žiūrėsime, kas bus. Tikiuosi užsikurs, neišlys dar daugiau reikalų. Neaiški istorija šitos chuligankės, kaip čia viskas vyko. Bet kiek aš pirkau iš žmogaus, tai jisai kaip ir pardavė kaip ir nebaigtą projektą. Nu kaip visada, kilimą išima ir projektai pasibaigia. Ir pardavė tiesiog, ar jis važiavo, nevažiavo, na ir tačiau išardyta buvo, stovėjau daug metų, vėl nežinau, bet kad ilgai stovėjus, tai tikrai. Biškį baisoka, kuriant nenutrauk diržo. Nu bet gal nieko, starterį jau sukom, viskas sukasi lyg. Ką bandom, dedam akumą ir kursime. Signalizacija. Net jauduliukas toks į mane. Kažin, kas čia bus. Pavyks mum ar ne? Ką, kaip sakot? Bandom. Bandom bėgiai išimti. Degimas yra. Degimas yra.
Nu. Kažkaip negrėbė. Nu. Gal reikia pagazuot, kaip žigulį. Bandom. Dar bandom. Nelabai. Kas čia gali būt? Bandom pažiūrėti, ar kuras ateina. Nu, kaip su daug kur čia bus. Pensijas su sunkiau bus. Ai. Kaip čia su tom brelėm buvo, aš neatsimenu. Kaip čia atrodo. Kaip ir viskas. Sveiki, saugikliai. Kas čia įvyko? Tai ką, realiai? Kažkokia garsi labai, nu bandom dar. Tik zyzia, zvimbia. Blemba, bet tai kūrėsi, nuo ko iš čia kūrėsi? Kurios lėlių gal kažkokio nebuvo. Reikia gal realių paieško dar jokių tokių.
kas čia yra, žodžiu, reikalai tokie, kad reikės. Nėra laiko, kada čia dabar žaist, reiks vežti į taip viryt. Taip. Nepasiduoda jis man. Nepasiduoda kažkodėl. Gal turit kokių minčių? Blemba, dar aš turiu biškį pabūti ir pagalvot. Bet jaučiu paliksiu taip. Daugiau aš čia nežagysiu jo. Žodžiu, tralas tu atvažiuoja, sakiau, dar ant tralo užvažiuosiu. Bet neišeis. Žodžiu, mes jį kraunam ant tralo ir vežam į suvirinimo cechą. Aptarsim viską, apžiūrėsim, žodžiu. Ką, viskas. Mečiau kortą, žodžiu, šiandien. Tralo laukiu, dar tikėjausi užvažiuot ant tralo. Ir tetau. Žodžiu, reikia turbūt relių. Ten pakaitaliojo, jos garsus pradėjo kažkokius skleist. Nežinau. Hebra, gal jūs turit kažkokių minčių? Gal patarimų į komentarą galit parašyti? Kokių variantų būna? Aišku, galima ir kažkas minėjo dropukų duot. Tai užsikurs turbūt. Bet reikia, kad ir dirbtų. Tai va. Rašom į komentarus, kas kažkokių minčių turit patarimų. Patarimai gerai. Ir man, ir visi, kas skaito, žiūri. Ačiū jums. Šį kartą tiek. Susitiksime kitam epizode. Greičiausiai pas svarščiką, kaip sako liaudiškai. Tai nepamirškite mūsų subscribint. Dėkite laiką. Ir ką? Ačiū, kad žiūrite. Iki kitų sekančių.